Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir praeitame video esu sukūręs įdėtinės detalės, kurios kaip ir gražiai atrodo, turi savo elementus, galiu pažymėti kiekvieną iš jų atskirai, galiu gauti kiekius, sukurti žymas, tačiau visgi dar nėra galutinai naudinga šita detalė, todėl kad jeigu aš noriu pakeisti dydį šitos plokštelės, neturiu jokių galimybių tą padaryti, turiu vienintelį parametrą, kuris yra įgilinimas, o norint gauti kitokį dydį, man reikėtų redaguoti šeimą ir keisti parametrus viduje arba pačius elementus viduje reikėtų keisti. Tai noriu parodyti, kaip būtų galima pridėti tuos parametrus, kad šitos įdėtinės detalės parametrai valdytų plokštelės parametrus, ar galėčiau pakeisti inkarinių, pavyzdžiui, varžtų tipą. Tai einame į tą šeimą ir pirmas dalykas, turiu inkarinius varžtus, ar ne? Pažymėsiu juos ir jau esu sukūręs kelis tų inkarinių varžtų tipus. Tačiau projektą aš jų negaliu pakeisti. Tai ką aš galiu padaryti, pažymėti šitus 4 elementus. Ir čia yra label, ane? Galiu pridėti parametrą, kuris valdys inkarinių varžtų tipą. Įvesiu tokį parametrą, tegul tai būna tipo parametras, grupuojamas, pavyzdžiui, prie matmenų, tegul irgi būna, spaudžiu OK. Ir jeigu nueisime į tipo parametrus, tai matysime, kad dabar atsirado toksai inkariniai varžtai parametras. Ir čia aš jau galiu pasikeisti į konstrukcinių sujungimų šeimą bet kurią. Tai pavyzdžiui, jeigu čia pakeisiu, paspausiu apply, matote, tie elementai pasikeičia. Tai toks vienas iš būdų, ne, galima pakeisti pačius elementus. Tai čia gal inkariniams varžtams ir tinka, tačiau plokštelę aš nenorėčiau turėti daug tipų čia prikūręs 200 ant 200, 100 ant 100 ir paskui jas keitinėti. Inkariniam varžtam, tarkim, aš turiu kažkokius standartinius matmenis, o plokštelį aš norėčiau valdyti su įdėtinės detalės parametrais. Tai ką aš galiu padaryti, tai pažymiu plokštelę ir, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsiu, ilgio parametras yra šitos plokštelės vieneto parametras, ar ne, aš galiu pasakyti, kad plokštelės ilgio parametrą valdysiu su kažkokiu kitu parametru. Ir tai bus, pavyzdžiui, šeimos parametras ilgis. Todėl, kad aš į kiekių lenteles norėsiu įtraukti plokštelės vertę, bet nenorėsiu pačios įdėtinės detalės, pavyzdžiui, matmenų įtraukti. Todėl galiu naudoti ir šeimos parametrą, ne? Tai dabar šitos plokštelės ilgį valdysiu su ilgio parametru, ne? Ilgis ir įvedu, pavyzdžiui, 300, ne? Ir matote, pasikeitė matmuo. Jeigu pažiūrėsiu į plokštelę, dabar kiti plokštelės parametrai buvo tipo parametrai ir jeigu nueisiu į tipo savybės, nematau čia galimybės priskirti ir valdyti šitus parametrus. O taip yra todėl, kad šita plokštelė yra įterptinė, jinai turi shared vertę, ne, ir aš jos dėl to šitų parametrų negaliu valdyti, galiu tik tai vieneto parametrą valdyti su įdėtinės detalės parametru. Tai kad tą sutvarkyčiau, padarysiu keletą pakeitimų. Visų pirma, jeigu aš valdysiu plokštelės matmenis, tai nenoriu, kad pavadinimas atspindėtų matmenis, todėl tiesiog pavadinimą pavadinsiu plokštelė, spaudžiu OK, tada užtvirtinu, padarau edit family ir čia padarysiu, kad tiesiog tie parametrai irgi būtų kaip vieneto parametrai. Tai padarysiu instance, čia story padarysiu instance, OK, ir į įdėtinę detalę užkraunu atgal, užtvirtinu, pasirenku plokštelę ir jau dabar galiu priskirti savo parametrus įdėtinės detalės, ne? Tai sukuriu OK ir spaudžiu OK ir tą patį padarau su story, stories, OK. Ir viskas, dabar matmenis valdau
su įdėtinės detalės vertėmis. Tai galiu čia šiek tiek paslankioti parametrus, kad būtų patogiau man valdyti. Ir dabar, pavyzdžiui, 200, ne? 200 apply ir turiu savo plokštelę, jau galiu redaguoti su įdėtinės detalės parametrais. Tai čia jau ne tik sulenktų strypų gali būti, bet gali būti 200 ant 200 plus strypas, ne, kaip noriu, taip vadinu. Iš esmės, kaip man patogiau vesti visą dokumentaciją, reikia susigalvoti sistemą, kur bus naudojamas type name, kur bus naudojama galbūt aprašymo kažkokia vertė ar kiti parametrai. Ir tokiu būdu, vienu žodžiu, galime valdyti tiek elementų tipą, tiek elementų įterptinių elementų matmenis. Čia, aišku, dabar negražiai atrodo, nes aš neturiu plokštumų, kurios valdytų inkarinių varžtų vietas ir šitos angos iškirtimo matmenis, bet esmė tokia ir padirbėjus šiek tiek būtų galima gauti tą vaizdą, kurį norisi, valdyti projekte savo įdėtinės detalės dydžius, parametrus, vertes ir, vienu žodžiu, turėtume to lankstumo, kurio reikia modeliuojant įvairias situacijas. Tai, pavyzdžiui, turiu šitą detalę, tai gal vieną dalyką, kuris bent jau veikia šiuo metu, pakeisiu, pavyzdžiui, 12 ant 300. Ir taip, tokiu būdu jau projekte galiu turėti skirtingus elementus, juos valdyti su šeimos parametrais. Tai tiek šiame video. Iki.